tokio prietaro. Krepšinėjais galbūt mažiau gajus, bet vis dėlto yra taip ir galbūt tai susiję ir su tuo faktu, kad vieną kartą visą tai jau suveikė. Jeremy Macy iš varžovų rezultatyvą. Lokomotyvo Kubanės žaidė Robertsas. Ryžtingai, veržliai ir kamuolys atsiduria krepšyje. Almersas prieš įspūdingo rankų ilgį. Atakuoja netaikliai. Lietuvos Rytas turėjo galimybę išsiveržti į priekį pirmą kartą šiose rungtynėse, tačiau klaida, greita ataka ir štai toks įspūdingas. Traorė prieš Valančiūną iš vidutinio. Po to net 7 baudas iš eilės. Vilniečiai metė be klaidų, tačiau neklysti ginant. Lietuvos Rytas laimi kovą dėl atšokusių kamuolių. Pirmiausia, Jono Valančiūno pastangomis Samardžyskis gauna štai Ryso Raiso ir siunčia kamuolį į krepšį Aleksandro Rašičiaus. Nelabai sėkmingai pradėjo dvikovą Mindaugas Katelinas, nes taisyklių pažeidimas, už kurį jaunasis Lietuvos Ryto talentas duoda komandai šiandien. Iš toli dar kartą. Raisas. Katelinas iš toli. Pro šalį, tačiau išmesti kamuolį spėjo ir tarsi tinklininkas įmuša jį į krepšį. Valančiūnas. Lenda po krepšį. Graži ataka, kurią štai tokiu. To pranašumas, kad Vilniaus komanda galėtų pernelyg dėl kažko jaudintis, pernelyg dėl kažko nervintis, juolab, kad krenta. Tritaškiai pabiro. 5. taiklus. Šiandien 3. kūrimus momentas jam, iki tol baudos skriejo pro šalį. Priminsiu, iš 10 net 5. Buvo prametęs Lietuvos Ryto krepšininkas Bykovas. Pataiko 4. ir kai varžovas meta iš toli taip, rasti priešnuodžių yra sudėti. Ir ko gero pasisekė šioje situacijoje Lietuvos Ryto krepšininkui, kad nebuvo įvertinti, reiškia, kad gali sudeginti dar šiek tiek laiko. Kitas dalykas, aišku, ir ataka rezultatyvių metimų pabandys baigti. Pavyksta tai padaryti Renžovus, kurie baudė Vilniečius nesykį šiandien. Saldus kerštas taip, svarbi pergalė taip, tai yra viskas gerai ir žaidimas. Pagaliau ir pergalė 21 taško skirtumų, tai yra rimta. Renaldas Seibutis Lietuvos Rytui šiandien pelnė 19 taškų, Aleksandras Rašičius 17, Jonas Valančiūnas 15, rezultatyviausi